šis gardus sūrio pyragas patiks visiems. Nori sužinoti, kaip jį pagaminti? Sek mano kanalą. Paimu 800 gramų varškės ir ją įpilu 150 gramų cukraus. Viską gerai išmaišau ir ištrinu su trintuve. Paimu 4 kiaušinius ir juos įtrinu vienas po kito į varškę su trintuve. Gerai išmaišau, kad viskas tolygiai įsimaišytų į tešlą. Jeigu jums patinka mano kanalas, prenumeruokite jį, paspauskite patinka, parašykite komentarą, jeigu turite kažkokių pastabų ar pasiūlymų. Į suplaktą masę įdedu 30 gramų krakmolo kukurūzų, pusę citrinos išspaustos ir 300 gramų grietinėlės. Įdedu arbatinį šaukštelį vanilės. Viską gerai išmaišau ir ištrinu su trintuve. Gavau štai tokį gražiai ištrintą mišinį, kurį paruošiu ir dedu į apvalią torto formą išdengtą pergamentiniu popieriumi. Masę gražiai neskubėdamas įpilu į formą, kiek galėdamas išlyginu paviršių ir kad gerai išsilygintų keletą kartų stuktelėjau į paviršių. Kepkite 220 laipsnių temperatūroje 30 minučių. Iškeptą pyragą atvėsinu iki kambario temperatūros ir palaikau šaldytuve sustingti iki 12 valandų. Tai štai pyragas jau ir gavosi, dabar jį patiekėme gražiai lėkštėje ir ragaujame. Skanaus ir joms. Pyragą supjaustau gabaliukais ir užpilu šokolado, padarytų iš natūralaus juodo šokolado, sumaišyto su karšta grietinėle. Jei jums patiko šis paprastas receptas, sekite mano kanalą, kuriame rasite dar daugiau skanių ir paprastų receptų kasdieniam naudojimui.